atostogas. Labai tinkamas laikas, sakyčiau, ką mūsų daugybė žmonių ir daro, naudojasi vasarą, naudojasi gerų orų šiltų ir pasitraukia pailsėti. Bet šios dienos Dievo žodis taip pat kalba dar vienu aspektu apie tikrąjį santykį tarp žmonių ir ypač tų, kurie neša atsakomybę. Štai pranašas Jeremijas, vienas iš tragiškiausių Senojo testamento pranašų, kuris matė net 3 Jeruzalės nuniokojimus ir praktiškai beveik visos tautos tremtį, meta kaltinimą arba priekaištauja vadovams. Tautos vadovams, kurie neša atsakomybę. Sako, vargas ganytojams, kurie klaidina ir išblaško mano ganyklos avis. Jūs turbūt sutiksit, kad vis tik nuo vadovų daug kas priklauso. Ir nelabai taip lengva kartais pasirinkti. Žiūrėkit, kiek bebūtų balsavimo, žmonės vis lieka nepatenkinti vadovais. Įsirenka prezidentus, įsirenka seimūnus ir žiūrėkit, viskas nors ne taip. Čia mes nesame išimtis, pažiūrėkit kitose šalyse. Jeigu įsirinksi blogą vadovą, tai turėsi problemą. Tas pats, žiūrėkit, kas vyksta sporto pasaulyje. Pralaimi kelias varžybas ir nuima vadovą. Sako, netinkamas treneris. Jeigu sužlugdo kokį nors verslą, sako, niekam tikęs vadovas. Pasirodo, mums visiems, ar gyventume visuomenėje, ar gyventume bendruomenėje, ar gyventume šeimoje, vieni yra paskiriami arba neša tą atsakomybę už kitus. Kokia ta atsakomybė? Būtent Jėzus savo pavyzdžiu parodo, koks tas ganytojas turi būti. Jis apie save pasakys, aš esu gerasis ganytojas. Sako, tie, kurie ateina kaip plėšikai, kaip vagys, kaip nesirūpinantis avimis, sako, tie nėra ganytojai gerieji. Jėzus, Tėvo siųstas, kad mus išgelbėtų, kad mus pamaitintų, kad mus atgaivintų, kad mus, kaip šios dienos psalmė sako, vestų, kur žalios ganyklos žaliuoja, kad leistų atilsėti paversmį. Tam reikalinga ir drąsa, ir sumanumas, ir sugebėjimas. Ne vienas ganytojas pradeda praktiką savo šeimoje, savo aplinkoje, lygiai kaip pradėjo ir Dovydas karalius, ne? Kai visus jo brolius pristatė pranašui, kad pateptų karaliui, nors jie nežinojo, dėl ko pranašas kviečia, buvo net užmiršę tą savo jau brolį jaunėlysgį, gano avis užsiėmęs, apie jį net negalvoja. O pranašas sako, mes nepradėsime pokylio, nepradėsim švęsti, kol, sako, nepristatysi visų savo sūnų. Ir kai atveda nuo bandos, Dovydas sako, štai šitą patep karaliumi. Atrodo, koks kontrastas. Nuo bandos patepti karaliumi, kuris valdys tautą. Iš vienos pusės dar senai
senaisiais laikais matom, kad piemmuo gali tapti karaliumi. Jėzaus laikais, praėjus maždaug 1000 metų, mes matom, kad situacija pasikeičia. Piemenys laikomi už įstatymo ribų ir paribiais. Jie laikomi nelabai išvariais, nelabai vertais įžengti į šventyklą, nelabai turinčiai žodį. Bet tas įvaizdis ganytojų ir avių lieka labai gyvas ir aiškus. Ir Jėzus po to, kai mokinius išsiunčia į savo misiją, suteikdamas jiem galią ir įsakęs gydyti ligonius, skelbti gerą naujieną, išlaisvinti žmonės, jie visi susirenka ir nori apsakyti Jėzui, ką jie nuveikė, ką jie darė, kaip jiems sekėsi. O Jėzus sako, eikit pailsėti. Bet paradoksas, persikėlė į kitą pusę, kur negyvenama vieta, galvoja atsipūsim, o ten žmonės. Ten minia, kuri susirinkus ir aplenkus mokinius, jau laukia jų ir Jėzaus. Galėtų Jėzus pasakyti, gerbiamieji, mums atostogos, ateikit kitą savaitę. Arba mes dirbam iki tokios ir tokios valandos. Bet Jėzus kaip elgiasi? Jis pamato tą minią ir jam pagaila. Tas žodis panaudotas, įsčius suvirpa, tas rūpestis ir pergyvenimas, tas tikrasis gailestis, iš kurio gimsta meilės darbai ir pasiaukojimas. Turbūt panašiai esti mamoms ir tėčiams, kai jie mato savo vaikus ir kartais nežino, kaip juos suvaldyti. Ieško ir proto, ir širdies, kokį žodį pasakyti, ką padaryti, kad jiems palengvinti, kad jie, pavyzdžiui, nesipeštų, kad jie eitų miegoti, kad jie klausytų. Kiek reikia ganytojų išminties kiekvienam tėvui ir mamai. Ir nesvarbu, kiek jie turi 1, 2, 3, 4 vaikus. Kiek reikia išminties turbūt visiems, kaip suderinti tuos tarpusavio santykius interesus. Kaip nepasakyti to žodžio, kuris galėtų žeisti ir įskaudinti. O pasakyti tokį žodį arba nutylėti, kad būtų taika. Jėzus pradeda mokyti tuos žmonės įvairiausių dalykų. Kitas evangelistas pasako, parodęs tą minią žmonėms, sako, melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Pjūtis didelė, o darbininkų maža. Bet mums visiems turbūt reikėtų melsti šventosios dvasios, tos išminties, to Jėzaus žvilgsnio, kai susiduriam su problemomis, kai susiduriam su žmonėmis, ar savais, ar svetimais, kai susiduriam su sunkiomis situacijomis. Būtent to Jėzaus žvilgsnio ir to nusiteikimo. Pasirodo, reikia nebijoti pamokyti, parodyti kelią. Ne tik įsakyti, daryk. Aš manau, kad kiekvienas iš mūsų labai lengvai atsimušė į tokią situaciją, kai kitam pasakom, žinai, brangioji ar brangusis, imk ir pasikeisk. Ir aš žinau jau, ir jūs žinot, koks tas rezultatas. Iškart ima ir pasikeičia. Be jokio pirštų pajudinimo, ne? Mes žinom, kad nei mes, nei kiti nuo tokio pasakymo nepasikeisim.
Reikia to kantraus pamokymo, pavyzdžio, išklausimo, to rūpesčio, to gailestingumo. Jėzus tai daro. Pradžioje jis moko ir maitina tuos žmonės žodžiu įvairiausių dalykų, o vėliau tam pačiam skyriui jis net ir pamaitins tą minią žmonių keliais varganais kepaliukais duonos ir porą žuvelių. Mums kartais reikia daugiau, negu mes galvojam. Žmonės iš smalsumo atėjo pas Jėzų. Gal kažką išgirsim, gal biškį pasigydysim. Bet mes net nepažįstam to alkio ir tų visų poreikių savo, kurie mums neduoda ramiai gyventi. Ne veltui Jėzus sako ir mokiniams, atsitraukit truputėlį ir įsiklausykit ir pamatykit, pailsėkit, kad jums susidėliotų dalykai aiškiau. Bet jeigu reikia, imkitės ir darykit tai, ką reikia šiuo metu, netidėliodami. Būtent apaštalas Paulius šiandien sako, nors žmoguje ir mumise ir tautose ir visur yra to pasidalinimo, to nutolimo, nuomonių skirtumo, įsisenėjusių priešiškumų, tai Jėzus visą tai sutaikino savyje, tas prieštaravimus. Prieštaravimus tarp įstatymo ir malonės, tarp gailestingumo ir raidės, tarp nuodėmės ir malonės. Jis savyje kryžiuje tą suvienijo ir mums padovanojo. Jis tapo taika, tapo išgelbėjimu. Jis priartino mus prie savęs ir davė mums raktą. Jeigu būsime arti Jėzaus, geriau susikalbėsime vieni su kitais. Geriau išgirsime ir suprasime vieni kitus. Jeigu leisim Jėzui pažvelgti pro mano akis, pro mano širdį į tą situaciją ir į tą žmogų, kuris yra čia ir dabar, atsiras ta bendrystė, atsiras tas ryšys, atsiras vietos pačiam Dievui buvoti tarp mūsų. Kaina didžiulė. Jėzaus auka, Jėzaus meilė iki galo, savęs atidavimas, bet rezultatas mums yra viltis ir malonė. Štai kur tikrasis ganytojas, štai kur gerasis ganytojas. Ir mes visi, ir kiekvienas, esame kviečiami būti su Jėzumi ir kaip Jis. Ir ačiū Jums, kad Jūs atėjot pas Jėzų šiandien. Ir Jis paruošęs žodžio stalą ir duonos stalą, kuriame atiduoda ne ką kitą, bet save patį. Kad turėtume gyvenimo, kad turėtume vilties, kad išdrįstume mylėti. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Manosios avys klauso mano balso, aš jas pažįstu. Jūs seka paskui mane. Amen. Išpažinkime mūsų Dievą.